Labas dienas, fantastikos mėgėjai. Sakome jums iš Rygos centro ir jeigu tikitės, kad tai bus rimtas video, žinokit, darot klaidą. Ne, nebus, galite perimti iš karto. Tai bus video pilnas visų tų nuščiuvos kumelės sapnų, išgalvotų faktų ir pasivaikščiojimų. Tęsim seriją. Miestas per 3 valandas. Pirmas buvo Varšuva, dabar yra Ryga. Turime lygiai 3 valandas prieš parkavimo mašinas. O, koks rygietiškas limuzinas gražus. Ai, na, savo. Lentas galėtum vežioti, katafalką galėtų būti. Už mano nugaros Rygos pasididžiavimas 3 broliai pastatukai per pievą. Apžiūrėjom 3 broliukus, dabar einam pasivaikščiot po Rygos senamiestuką. Jeigu jūs kartais nežinojate, Rygos senamiesčio grindinys atrodo maždaug taip. O taip atrodo dangus ir dar vaidas kabo vienas. Keistai gražus pastatas, pusnuogio kunigaikštė krašto, ant kampo net krašto. Štai rygietiškas grafiti pavyzdys, kuo ilgiau žiūriu, to labiau nesprantu, kas nepavaizduota. Mėto ten karvės galva kažkoks, tai da kažkas, nežinau. Už mano nugaros Švento Petro bazilika. Ganėtinai gražus pastatas, tik kad labai daug turistų, čia neišeina parodyti bendro vaizdo. Būtų žiauriai įdomu pakilti į viršų tenai, davai pabandom. Opas, pasirodo, Rygoje buvo Brėmeno muzikantai, žinojote tai? Hehe, blizgantis šnipas. Kažin kodėl, kad jie ant šiknos turi varpelį. Klausimas, čia man dabar pakilo. Rygoje kažkoks išprotėjęs vėjas, blemba, jau taip duoda. Wow. Nežinau, ar ką girdėsit per tokį vėją, bet žinokit, vaizdelis tai čia yra nerealus. Visa Ryga kaip ant delno. Prieš daugiau negu 20 metų man vienam iš tų pastatų tenai teko dirbti. Važinėjau į Rygų. Jeigu aš gerai atsimenu, tenai, man rodos, yra Rygos televizijos bokštas. O tenai va Rygos pagrindinis tiltas. Nu, žinokit, chebra, nerealu. Tik tiek, kad labai didelis vėjas. Nežinau, ar kažką girdėsit. Bandau kalbėti mikrofoną, kuris yra su vėjo apsauga, bet vis tiek. Ojoj, nešioja net. Nu, vaizdai nuostabus nuo viršaus. Tik vėjas baisinis. Ir dar vienas dalykas yra. Jau į pačią pabaigą viską pamačiau, kad visur kabo ženklai ant kiekvieno stulpo, kad filmuoti negalima ir taip, tipo, užtraukia juridinę atsakomybę, kažkas tai tokio. Teko nešti kudašių, kol nieks nepagavo ir neįspyrė į rudąją. Gerai, tęsim kelionę toliau. Po Rygos senamiestį. Jūsų ekranuose šiuo metu gigantiškas Zefyras. Rygos Taste Festival. Skonio festivalis bus. Ir va, čia yra arba Zefyras, arba ledai. Arba bulkutė su kremo karočia, arba dar kažkas. Jau patys spręskit, kas yra. Čia, aš kiek suprantu, yra avietė. Va šičia va. Štai, pagaliau aš priėjau savo kelionės tikslą. Mačiau, va, seną tramvajų. O mano kelionės tikslas yra man už nugaros. Va čia va šone. McDonald's. Ten skulptūra vėliau, paskui. Karočia, mane kažkas tai puola. Ir iš visų šonų. O jo, majo. O, va! Va. Šiaip netai pabėgau. Nu gerai, juokavau truputį su to McDonald'u. Skipinam tą reikalą, gal rasim kokį nors kitą geresnio maistelą. Gerai, jeigu rimtai atėjom iki monumento, kuris yra skirtas atminti žuvusiems už Latvijos laisvę,
1918-20 metais. Štai, gražuolė, moteriškė laiko 3 žvaigždės viršų. Dėmesio, dėmesio, prieš jūsų akis inkiliukų medis. Arba paukštukų bendrabutis. Galima, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. O šalia va blizga bažnyčios stogai. Aš, karočią, čia keliauju šiandien tokį doras katalikas. Per visas bažnyčias absoliučiai, kiek manoma, Rygoje. Bet čia jų daug ir yra. Kad neišsiskirti iš minios, dabar kalbėsim, žinokit, latviškai. Už mano nugars ir inkelmets, kur gyvent paukštukai. Nu, kai ką, tos 3 valandos labai greit praėjo vaikščiant po Rygą. Šiaip labai gražu, labai fainas senamiestis, tik tiek, kad buvo orelis, ta prasme, nebuvo šalta, nebuvo dar kažką, buvo labai vėjuota. Tai tas truputį trukdė ir braliukai Latvijai, klausykit, susiemam bišką. Nes senamiestį kvapelis tai ne kažką, jeigu penktadienį visos sienos numištos mirda. Tai kas nedaryti šeštadienį ryte? Ir bomžiukai jūsų, irgi ant kiekvieno kampo, nesikuklindami, savo vodačką triubina, taip kažkaip keistai biskį atrodo. Nu, bet manau, kad susitvarkys dar jie. Tai ką, tiek iš Rygos ir mes judam dabar į Jūrmalą. Bet čia jau bus kita serija. Taip kad like, subscribe ir komentaras. Bye!